Mano pranešimo pavadinimas čia matosi, todėl aš norėčiau iš karto galbūt kalbėti tema, be kažkokios tai ypatingos įžangos. Švenčiant Donelaičio 250 gimimo metinės, Lietuvos spaudoje buvo publikuotas ypatingas poeto portretas, kurį straipsnių autoriai įvardijo kaip galimai autentiškam. Jame jis buvo pavaizduotas stipraus žvilgsnio, čia aš cituoju sovietinę spaudą, aukšta kakta, skusta barzda, bet su žandenomis. Jis buvo apsirengęs Rytų Prūsijos liuteronų kunigo juodą sutaną, vadinamą talaro, čia iš vokiečių kalbos, virš kurios buvo balta apykaklė su dviejomis spalvomis balto audinio juostelėmis, vėlgi vadinamų efchenom. Juostelės kabėjo liuteronų dvasininkui neįprastu būdu. Jos nebuvo perskirtos 30 laipsnių kampu, bet dengė viena kitą. Poeto plaukai buvo sušukuoti į viršų liuteronų pietistams būdingų stiliumi, tačiau nebuvo perskirti per vidurį, kas pietistams reikštų nuolankumą, o pasvirė į kairę. Pirmasis 1964 metais šį paveikslą publikavo Juozas Rimantas Švyturyje. Straipsnyje Užmirštas bandymas atkurti Kristijono Donelaičio portretą jis pranešė, kad to unikalaus paveikslų autoriaus pavardės niekas neatsimena. Žinoma tik tiek, kad 1932 metais jis buvo maždaug 40–50 metų amžiaus. Tuomet portretą publikavę asmenys tvirtino, kad tai buvo piešimo mokytojas, kilęs iš pietryčių Lietuvos, gal iš Kudirkos Naumiesčio ar Vištyčio. Tas mokytojas pasakojo, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo nuvykęs į Tolminkiemį ir ten rinkęs žinias apie Donelaitį iš vietinių senų žmonių, kurie iš senelių pasakojimo žinoja, kaip išrodė Donelaitis. Senoliai atsimena, kad kunigas buvęs vidutinio ūgio, netvirto kūno sudėjimo, bet buvo geras kalbėtojas, pasakotojas. Įsiklausęs jų pasakojimus, mokytojas nupiešė poeto portretą, kurį išvydęs seniai žmonės tvirtino, juk kaip tik toks panašus buvęs Kristijonas. Tais pačiais 1964 metais pasirodė dar vienas straipsnis, pavadintas Portretų autorius nežinomas. Jį gruodžio mėnesio literatūroje ir mene publikavo R. Pocius. Autorius plačiau papasakojo portreto nutapymo aplinkybės, tvirtindamas, kad minėtas piešimo mokytojas Tolminkiemį ir Lazdynelius aplankė artėjant poeto 200-osioms gimimo metinėms. Toliau cituoju. Donelaičio portreto jis neužtiko, tačiau Tolminkiemyje pasakojant seniams savo tėvų prisiminimus apie Donelaitį, jis susikūrė sąmonėje poeto vaizdą ir pats ėmėsi darbo. R. Pocius suteikė papildomų žinių ir apie portreto autorių, paskelbdamas, kad jis galėjo dirbti Marijampolės ar Vilkaviškio gimnazijoje, o gal Veiverių mokytojų seminarijoje. Dailininkas panorėjo likti nežinomas. Paveikslais nutapė ne savo, o Donelaičio garbei. Taip atrodė Donelaitis. Bandymų sukurti Donelaičio atvaizdą tarpukaryje būta ne vieno. Minint poeto 200-asias gimimo metinės, 1913 metais Rambyno kalne, suorganizuotai lietuvininkų šventėje, kunigui Viliui Gaigalaičiui perskaičius pranešimą apie poeto gyvenimą ir darbus, susirinkusieji vieningai nusprendė pastatyti ant kalno paminklą poetui. Kaip turėjo atrodyti Donelaitis, tiksliai nėra žinoma. Yra išlikęs tik satyrinis paminklo piešinys, kurį 1914 metais publikavo Tilžėje Jono Vanogaičio redaguojamas žurnalas Sūkurys.
autorius jame pajuokė kai kuriuos nepatriotiškai nusistačiusius paminklo komisijos narius, nors jų pavardės buvo lietuviškos, bet jie mąstė vokiškai. Ant pjedestalo užrašydamas Kristijonui Donelaičiui, didžiausiam Lietuvos poetui, jo gentainiai. Žemiau buvo užrašytos perfrazuotos Prūsijos himno eilės. Aš esu vokietis, kokios mano spalvos. Tai vokiškai parašyta. Ich bin ein Deutscher. Dailininkas apie 1936 metus poeto portretą sukūrė Teleslovas Kulakauskas, o 1940 metais jį pavaizdavo skulptorius Vincas Grybas. Atkreipkite dėmesį, čia vaizduojamas kaip liuteronų kunigas, nes Perkėnas yra perskirtas 30 laipsnių kampu. Tuo tarpu Grybo atvaizde vėl mes matome klaidą. Jis galbūt remiasi to pirmojo bandymo, štai Perkėnas yra juostelės viena ant kitos uždėtas. Visuose tarpukaryje sukurtose poeto portretuose Donelaitis buvo vaizduojamas kunigu. Iš tiesų jis ir buvo kunigas. Šis kunigo įvaizdis dėl valdžios skleidžiamos antireliginės politikos poeto ikonografijoje beveik išnyko sovietmetyje. Tuomet Tolminkiemio kunigas tapo pasauliečiu. Ir toks jo įvaizdis ilgainiui įsitvirtino ikonografijoje ir išliko iki mūsų dienų. Visi šie portretai buvo jų autorių vaizduotės vaisius. Tuo tarpu J. Rimantas ir R. Pocius spėjo, kad jų publikuotas piešimo mokytojo nupieštas poeto portretas galėjo būti autentiškas. Bet to tai buvo pirmasis apskritai kada nors nutapytas poeto atvaizdas. Rimantas neatskleidė, kokiamis aplinkybėmis jo rankas pateko mįslingasis portretas. Jis pranešė tik publikacijos datą, tvirtindamas, kad poeto atvaizdas buvo publikuotas 1932 metais Kaune. Ir Pocius plačiau informavo apie portreto pasirodymo aplinkybės, pranešdamas, kad poeto atvaizdą pirmą kartą publikavo prieškario Lietuvos liuteronų laikraštis Srovė. Ir kad čia informacija su juo pasidalijo kaunietis Vilius Burkevičius. Dėl suprantamų priežasčių R. Pocius nutylėjo, kad tas kaunietis buvo liuteronų bažnyčios kunigas ir netgi konsistorijos pirmininkas. R. Pociaus straipsnis liudijo, kad šiose diskusijose neakivaizdžiai dalyvavo Lietuvos liuteronų bažnyčia. Papildoma informacija apie šių publikacijų aplinkybės ir poeto portretą atskleidžia bažnyčios archyvai. Liuteronų bažnyčios kunigo 250 gimimo jubiliejų pasitiko slogia nuotaika. Jai tai buvo išbandymo metas. 1957 metais Chruščiovo pradėtos antireliginės reformos skaudžiai palietė jos gyvenimą. Kunigai Vilius Sprogys ir Jurgis Gavėnis buvo nuteisti už jaunimo katechizaciją. Iš Vorkutos grįžusiam Gavėniui tai jau buvo antrasis teismo procesas. Prieš kelis metus sovietų valdžios sprendimu buvo išregistruotos legaliai veikusios Nidos, Pašyšių, Vyžių parapijos ir konfiskuotos jų bažnyčios. Religijų reikalų įgaliotinis Justas Rugėnis netgi siekė uždaryti bažnyčios konsistoriją centrą, manydamas, kad jis sėkmingai administruos bažnyčią iš jo ateistinės įstaigos Vilniuje. Nuo valstybės atskirta bažnyčia neturėjo jokių galimybių prisidėti prie respublikinių poeto minėjimo renginių, nei spaudoje išsakyti jai šią progą aktualių minčių. Neturėdama jokių alternatyvų, konsistorija nusprendė paminėti Donelaičio jubiliejų naujametinėse 1964 metų pamaldose Skirsnemonės bažnyčioje, netoli Jurbarko. Tų metų balandžio 6 dieną konsistorija pasiūlė visiems dvasininkams paminėti Donelaitį savo pamoksluose kaip evangelikų liuteronų kunigą, cituojant jo poemos Metai atitinkamas ištraukas. Čia aš cituoju konsistorijos sprendimą. 1964 metų bažnytinių gyvenimo apžvalgoje konsistorijos pirmininkas Vilius Burkevičius prisiminė, kad šis lietuvių literatūros klasikas, cituoju, buvo bažnyčioje kaip dvasininkas atitinkamai paminėtas.
Beje, portretas publikuotas Srovėje 1932 metais. Dvasininkai savo nuožiūrą ėmėsi dvejopos iniciatyvos. Kunigai Mikas Preikšaitis, Jurgis Gavėnis ir Jonas Armonaitis 1963 metais gruodžio 4 dieną išsiuntė raštą Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkui Justui Paleckiui, Lietuvių kalbos ir literatūros institutui ir Valstybinės grožinės literatūros leidyklai. Jie prašė Paleckio, cituoju, paveikti savo galia tam tikras mokslo įstaigas, kad svetimas ir užgaulingas, o be to ir visai liaudės nevartojamas žodis pastorius būtų pakeistas žodžiu kunigas. Dvasininkai prisiminė, kad prieškario Lietuvoje šį žodį vartojo tik fanatikai, norėdami parodyti, kad liuteronai negali būti tikri lietuviai. Ir apgailestavo, kad akademinėse leidiniuose vis labiau ėmė įsigalėti šis terminas. Kaip pavyzdį jie pateikė Leono Gineičio 1954 metų monografiją Kristijono Donelaičio metai, kurioje, cituoju, kunigas Duonelaitis te vadinamas vien pastoriumi, niekur kunigu, o tuo tarpu pats kunigas Duonelaitis savo metuose te vartoja tik tai kunigas. Dvasininkai reiškia susirūpinimą dėl akivaizdžių intencijų 250-ojo gimimo jubiliejaus proga šį terminą paskleisti knygose, monografijose, spaudoje bei per radiją. Jie tiesmukiškai teigia, kad vadinti Donelaitį pastoriumi būti tolygu kunigus Maironį ir Vaižgantą, vadinti Ksionzius Maironis, Ksionzius Vaižgantas. Konsistorijos pirmininkas Vilius Burkevičius savo ruožtu nusprendė supažindinti visuomenę su pirmuoju Donelaičio portretu. Jei Kristopo Gudaičio straipsnyje Donelaičio metų poemos istorija 1932 metais publikavo liuteronų laikraštis Srovė. Burkevičius gerai pažinojo tuo metu Čikagoje gyvenusi prieškario Lietuvos liuteronų konsistorijos prezidentą Gudaitį. Todėl asmeniškai jo pasiteiravo daugiau informacijos apie portreto autentiškumą, publikavimo aplinkybės ir autorystę. Gudaitis 1964 metais sausio 14 dienos laiške Burkevičiui papasakojo, kaip šis portretas buvo publikuotas Srovėje. 1932 metais, vieną vasaros dieną, į Srovės redakciją atėjo mums iki tol nepažįstamas asmuo. Kiek dar atsimenu, tarp 40–50 metų amžiaus ir atnešęs įteikė Donelaičio fotografiją. Tai buvo jo paties piešto Donelaičio paveikslo fotografija. Jis tuomet pasakė savo pavardę ir iš kur jis yra, kiek galiu prisiminti iš pietų Lietuvos, rodos nuo Kudirkos Naumešio ar Vištyčio. Turėjome užsirašę jo pavardę, bet karo metu, kaip daug kas žuvo, dingo ir tos mens adresas ir Donelaičio paveikslo fotografija. Tuomet tas asmuo pranešė, kad audasta Donelaičio paveikslas Srovėj su teise išspausdinti ir nereikalavo, kad jo pavardė būtų po Donelaičio paveikslėlio padėta. Dėl to paveikslo autoriaus pavardė tuomet gaila nebuvo paminėta. Dabar jo pavardės nebeatsimenu. Tačiau tikrai atsimenam, kad jis pasakojo, jog asmeniškai buvojęs šio šimtmečio pradžioje, rodos trumpai prieš Pirmą pasaulinį karą Tolminkiemyje ir rinkęs žinių iš vietinių senų žmonių, kurie dar iš savo tėvų ir senelių prisiminimų pasakojimų žinojo, kaip išrodė Donelaitis. Jis pasakoja, kad žmonės jam pasakoja, jog Donelaitis buvo vidutinio ūgio ir ne per stiprio sudėjimo, stiprio žvilgsnio, aukšta kakta, skusta barzda, bet su bakembardais ir iškalbus kalbėtojas pasakotojas. Tas asmuo tą paveikslą, kliaustai jis buvo menininkas, nupiešė suliktais žmonių pasakojimais ir tiem žmonėms rodęs tą pieštą paveikslą, seniai žmonės patvirtinę, kad toks panašus buvęs Donelaitis.
Minėtų 1964 metų straipsnių autoriai kreipėsi į skaitytoją, prašydami, ką nors žinančius apie portretą nupiešusi dailininką ar atvaizdo sukūrimo aplinkybės pranešti redakcijai. 1965 ir 66 metais jų kvietimą niekas neatsiliepė. Kažkodėl nebuvo išsakyta net abejonių dėl šio portreto autentiškumo. Juk portretas nutapytas ne 18 amžiuje, o prieš 1914 metus, tai yra praėjus 3 kartoms nuo kunigo mirties. Abejonių turėjo kelti ir poeto išvaizdos žodinės tradicijos egzistavimas, nes XIX amžiaus pabaigoje šis kažkada lietuviškai kalbėjęs Prūsijos regionas buvo beveik germanizuotas. 1890 metais Lietuvos pasienyje esančioje Stalupėnų apskrityje lietuvininkai save laikė tik 1,6% gyventojų. Tam piešimo mokytojui pavyko ne tik rasti pakankamai sąmoningų lietuvių, bet ir tokių, kurie iš tėvų pasakojimų prisiminė, kaip atrodė šis lietuvybę aukštinės kaimo parapijos kunigas, kurį net dar jam esant gyvam už parapijos ribų turbūt mažai kas pažinojo. Poeto autorystę nustatyti pavyko žurnalistui ir redaktoriui Gudaičio bendrapavardžiui Leonui Gudaičiui. Vartydamas valstiečių laikraščio 1932 metų kovo mėnesio priedą Mūsų rytojus, jis netikėtai aptiko tą patį srovėje publikuotą Donelaičio atvaizdą. Gudaitis netruko išsiaiškinti, kad šio leidinio dailininkas buvo Petras Kalpokas, kuris, kaip teigia Leonas Gudaitis, savo laikraštinius piešinius dažniausiai darytus paskubomis menkai vertino, todėl ir nemėgdavo pasirašinėti. Vis dėlto 1932 metais sausio mėnesį atspausdintame Adomaičio Šerno portrete dailininkas įrašė savo inicialus, jame kaip ir Donelaičio portrete mirgėjo tie patys kalpokiški štrichai. Čia jau auto čarpas. Susitikęs su Mūsų rytojaus redakcinės kolegijos nariu Ksavernu Urbonavičiumi, Gudaitis sužinojo portreto pasirodymo aplinkybės. Daugumą portretinių piešinių Kalpokas kūrė pagal nuotraukas, tačiau Donelaičio nuotraukos nebuvo. Todėl net likus keliems mėnesiams iki leidinio publikacijos, straipsnis apie Tolminkiemio poetą dar buvo neiliustruotas. Išeiti pasiūlė eiliuotos humoristikos kūrėjas Kazys Binkis. Nupaišyk, brolau, Žemaičio veidą, uždėk pastoriaus kalnierių ir bus Donelaitis. Aš tikiu, kad jis sakė kunigo kalnierių, bet sovietmetyje žodis pastorius jau buvo įtvirtintas. Donelaičio portretas iš karto sukėlė susidomėjimą Kauno akademiniuose sluoksniuose. Tarp leidinio redakciją aplankiusių mokslininkų buvo istorikas Ignas Jonynas ir tuo metu donelaitistikos ekspertas Mykolas Biržiška. Jie norėjo sužinoti, kokiais šaltiniais remiantis buvo nupieštas 18 amžiuje gyvenusio Tolminkiemio kunigo atvaizdas. Išgirdę, kaip šis atvaizdas buvo nutapytas, jie tik ūžtelėjo pečiais, nusijuokė ir išėjo. Tokia yra to autentiško, pagal Tolminkiemio senų žmonių pasakojimus, nutapyto Donelaičio portreto istorija. Portreto prireikė. Ir jį mielai parūpino ne iš pietų Lietuvos kilęs piešimo mokytojas, o rokiškėnas Petras Kalpokas, su jam ir Binkiai būdingu humoro atspalviu. Žinant kūrinio sukūrimo aplinkybės būtų galima paklausti, ar Kalpoko darbą vertėtų vadinti poeto portretu, ar paprasčiausia satyrinę geranorišką parodiją. Bet kuriuo atveju Petro Kalpoko darbo vertė slypi tame, kad jo kūrinys buvo pirmasis išlikęs bandymas pavaizduoti Donelaitį. Ar galėjo tas Žemaičio veido Donelaitis įtakoti poeto portreto ikonografiją?
vertėtų paklausti. Į šį klausimą tegu atsako ikonografijos ekspertai, tačiau net šios srities mėgėjai gali įžvelgti kai kurių panašumų tarp Petro Kalpoko ir vėlesnių autorių darbų. Jis pirmasis pavaizdavo poetą į viršų su šukuotais plaukais, aukšta kakta ir gal kiek didoka nosimi. Yra pakankamas pagrindas manyti, kad vėlesnių poeto portretų kūrėjai galėjo būti susipažinę su šiuo pirmuoju bandymu, nes prieškaryje Kalpoko nupieštas portretas nebuvo labai retas. Vien mūsų rytojus tuo metu buvo spausdinamas 100 000 egzempliorių tiražu. Portretas buvo perkeltas ir ant mokyklinių sąsiuvinių viršelių, o dailininko Vytauto Prano Bičiūno pastangomis perspausdintas 4 klasės pradžios vadovėlyje Spindulėlis. Tai liudija, kad šį Donelaičio portretą žinojo ne tik Lietuvos liuteronų bendruomenė, bet ir plačioji Lietuvos visuomenė. O dabar keletas pirmųjų portretų sovietmetyje, populiariausių. Ir jūs nuspręskite, ar galėjo įtakoti ar ne. Vytautas Jurkūnas 1956 metais štai nutapė tokį Donelaičio portretą. Čia jis vaizduojamas kaip pasaulietis. Vienas iš pirmųjų sovietmetyje. 60 metai Petras Strauskas. Erikas Varnas, 63-ieji, artėjant jubiliejui. Erikas Varnas, 64-ieji. Ir paskutinis pavyzdys, Vytautas Valius, 63-ieji. Ačiū uždėmesi.